Tiesiog sakau, kad kažkokios tai turi būti ribos nustatytos, skaičiai, kiek galvijų gali transporto priemoniai važiuot. Vairuotojas taigi sėdi priekyje, jau turi neįleist, kai sulipo skaičius gyvulių, bet ne, prašom. Durelės klanksi, neužsidaro, jau tik iš kelių kartų. Vargšuomenė suslegia. Jau kitą kartą kaip Indijoje, žmonės tiesiog prisikabinę prie transporto priemonės važiuoja. Nes į darbą visiems reikia būtinai nuvažiuoti, nes valgyt nebus už ką. O valgyt norisi, iš burnų jaučiasi, kad pusryčiams tik kavos gėrį ir cigaretką. Įpučia į veidą, lipsit ponas, nelipsit, tą ryto rasą. Tau į veidą. Ta prasme, čia jeigu karas, Daiva, čia apie evakuaciją, jokios kalbos būti net negali. Čia tuos vagonus su gyvuliais, rytinius tuos Benkunskas panaudotų kaip barikadas visokiems akropoliams nuo bombų pridengt su visų turiniu viduje.